Volkswagen Passat B8 rakto baterijos keitimas. Surask, kur korpuse yra rakto geležtė. Atplėšk rakto geležtės pagrindą nuo korpuso apačios ir išstumk ją iki pusės. Laikykite raktą galiniu dangteliu link savęs. Paspausk geležtę žemyn, kad nuimtum galinį dangtelį. Nuimk galinį dangtelį. Išimk senąją bateriją atsargiai pakeliant ją plokščiu atsuktuvu. Paruošk naują bateriją montavimui. Įdėk bateriją, atkreipiant dėmesį į poliškumą. Svarbu, reikėtų naudoti CR2032 arba panašią bateriją. Uždėk galinį dangtelį atgal į vietą. Įstumk rakto geležtę iki galo. Įsitikink, kad raktas veikia. Vieną po kito paspausk mygtukus ir palauk, kol automobilis sureaguos.